Išmanumo mūsų visų kasdienybėje ir namuose yra vis daugiau. Ir panašu, kad tas procesas tik spartės ir augs. Kartais net prieš kelis dešimtmečius įdiegti sprendimai ne pirmos jaunystės namuose gali būti labai lengvai transformuojami į tokius, kad nė žingsnių neatsiliktumėte nuo mados arba technologijų. Klientas nori vis daugiau, vis geriau, ir tai yra mums kelia iššūkius, bet taip pat ir gerai, kadangi mus verčia tobulėti. Mes turime progresą, mes judame į priekį dėka to, kad yra žmonės, kurie nori gyventi geriau, patogiau, linksmiau ir fainiau, ir jie visko to nori labai natūralu, tai yra, kad jie to nori geriau gyventi, galima sau tą leisti gyventi geriau, galų gale kadangi jeigu ne dabar taip įmant. Tai atitinkamai mes pristatinėjame tiek dizaino sprendimus, medžiagiškumą, spalviškumą, tiek technologinius sprendimus, kuriais leidžiame pasiekti turėtą išmanesnį būstą esamoj situacijų. Nes yra puiku, kad aš galiu pasistatyti naują namą, kurį pasirinksiu kaip noriu, ką noriu, bet kai aš jau turiu namus, kuriuose gyvenu ir noriu gyventi geriau, tai aš aišku, nesada galiu sau leisti tos namus padaryti iš naujo. Tikriausiai tai nėra kartais ir protinga daryti iš naujo, bet, pavyzdžiui, Junghome sistema leidžia esamos instaliacijos, klasikinę instaliaciją atnaujinti pažingsniui, palaipsniui, ten, kur aš noriu, taškiniais sprendimais, kad turėti išmanius jungiklius, kurie dar integruojasi su Samsung SmartThings ekosistemos prietaisais. Dulkių siurblys, zonos muzika, Gardenos lauko robotas, kuris pjauna šorę, visi sprendimai, kurie integruojasi kartu, tam, kad aš turėčiau patogų, komfortišką gyvenimą savo namuose. Svarbiausia, kad tuos sprendimus įdiegti yra labai paprasta, nereikia griauti sienų ar kitų konstrukcijų. Didžiausias privalumas yra tai, kad aš galiu integruoti esamus namus ant esamų laidų, aš tiesiog turiu kažkokį jungiklį sienoje, klasikinės instaliacijos, aš jį išimu lauk, vietoje sumontuoju Junghome jungiklį. Vienas atvejis galbūt mažai ką daro, bet jis jau turi laiko funkcijas ir jeigu tas jungiklis jungia mano šviestumą lauke kur nors, tai aš jau galiu turėti apšvietimą lauke išjungiamą pagal laiką, nusimato Astra funkcija, kad bus pridėta ateityje, aš galiu turėti nuotolinį valdymą, tai viskas jau man darosi išmanumas esamos struktūros, esamais laidais, esamo elektros instaliacijų. Ir padaryti būstą išmanesniu, tai yra taip įmant, jeigu viskas gerai, 5 minučių reikalas. Išimti vieną, įdėti kitą ir aš jau turiu išmanumą. Kadangi sistema konfigūruojama per mobilų telefoną, per appsą, tai iš tikrųjų bet koks protingesnis elektrikas, kuris išmano, kas yra kas, jam nereikia specialių mokymų, nereikia specialių sertifikatų, specialių žinių, tiesiog natūraliai techniškas žmogus žiūri į appsą ir sujungia, kas ką valdys. Tai gali jungiklis iškviesti kitą gaminį, arba kitas gaminys gali iškviesti išjungti šviesą, įjungti išjungti rozetę. Dar vienas akivaizdus sistemos privalumas – jos saugumas. Juk šiais laikais kartais užeina nerimo bangelė, kad kažkas kažkur kažkaip kažką gali nulaužti. Šia sistema yra labai paprasta, saugumas yra gana aukštame lygmenyje vien dėl to, kad nereikia cloudo, nėra interneto ryšio, tai nėra, jis gali būti, jeigu mes norime, bet jis nėra būtinas sistemos veikimui. Yra jungiklis, kuris bendrauja su kitu jungikliu, su trečiu, jie jungiasi į vieną vientisą namų tinklą, išmanų tinklą per Bluetooth'ą ir kuris neina toliau. Kaimynai galbūt dar matys, bet tikrai ne kitas namas, tikrai ne internetas, tikrai ne Wi-Fi'us kaip toks. Ir aš turiu saugumą to, kad nereikia cloudo, viskas veikia lokaliai. O kai nėra per ką nulaužti, automatiškai nėra kaip ir nulaužti. Daugiau nei 2 dešimtmečius Baltijos šalių rinkose veikiantis gamintojas mūsų šalį vadina savotišką sėkmės istoriją. Kokybišką įrangą pamėgo ir vartotojai, o dizaineriai vis dažniau siūlo būtent šio gamintojo sprendimus dėl jo estetikos ir funkcionalumo. Mes matome, kad žmonėms reikia paprastų sprendimų, nes įprasti jungikliai yra priimtini, tačiau mes jiems suteikiame daugiau galimybių. Todėl mus vertina dėl modernių sprendimų. Mūsų siūloma Junghome sistema yra unikali ir tikrai populiarėjanti. O kas bus ateityje, tegul tai kol kas būna paslaptis. Todėl jei paprastas jungiklis ne tik įjungs šviesą, bet ir valdys kavos aparatą, žaliuzes, šildymo sistemą ir vėsinančias lubas, nenustebkite. Išmanumas atėjo ir tikrai nebesitrauks.